Sveiki visi, su jumis aš Joris. Šiandieną eime į kapines. Atidarykime durelės. Neprikelkime nieko. Sveikti, ko mes čia atėjom. Gerai, varom. Varom. Viskas baigtas darbas. Taip. Dabar... Pagalvokite, kokio aš esu levelio dabar. Neatspėjai. Šiam 9,420. Ne. Turiu įvį. Kol kas mano pats geriausias. Ir yra easter eggas. Jeigu parašai, tarkim, Rainy, aš dabar pažiūrėsiu Rainy. Palaukit. Rainy. Taip, ane? Ir dabar vieną kartą power up. Ir mes jį dabar pakeisime. 250 CP, čia tikrai apsimoka evolvinti. Ir žiūrėkit, kaip pasikeisis dabar. Žiūrėk. O, jis išmoko skrist. Ir... O, what? Čia turėjo būti vandeninis. Negražu. Ten gali būti Pokemonas. Viskas pilnai išgernom. Kaip matote CP. 680. O, aš jau noriu nufumuoti. Matote, žuvytės plaukia į srovę. Nu, toks jau gyvenimas. Plaukti į srovę. Matote, šiandieną varysime į jaunimo parką Alytuje. Nes tipo, kai bus piknikavimas ir Pokemonų gaudymas. Ten Pokestopus, kaip žinote, uždės lurą ir tada atsiras daugiau žymių Pokemonų. Ir ten pas mano 2 draugeliai, omdys kokie. Ir kaip sakė Rokas, šiaip tai 2 prasideda, o baigėsi lyg 6. Tai aš dabar jau po 2 ir dabar važiuoju iš savo namų. Rokas sakė, kad žmonių bus daug. Sako, bent jau 1000, kur Rokai, 1000, nu ką tu čia nusišneiki? Nu, tada jis pagalvojo, nu gal mažiau, o 200, nu, tai sakau, jei tu 200, šokia 100 arba 50. Tai va, jis galvoja, kad jis daugiau, kad bus, aš galvoju, kad tai bus mažiau. Nu, matau, va, Rokas kaip magnetas iš karto ateina. Nu, sveik, seni. Kas svarbiausia, čia yra mamos raktas. Mamos spynos raktas, bet veikia ir ant mano. O, aš moku gal hakeris? Matei? Eik sau. Viskas. Žiūrėk, dabar Hakeris pro lygo. Kaip ir sakė, užlurinta. Štai Pokestopai. Nu, man atrodo, aš laimėjau, nes kai pasižiūrėjau žmonių nėra, tai baisiai daug. Neišplatinta normalią informaciją gal. Va, radome Pokemoną Vulpixą. Bet jis pabėgo. Vait, kur jis? Kažkur čia turim rasti. Va. Jis darė senį. Va. Taigi, sveiki visi, su jumis aš Joris ir mano draugas Ignas. 666 tono ženklų. Einu savo. Esame parke, skateparke, mūsų skateparkas. Čia seniau varydavau, dabar jau nevarau kažkodėl, nes nevažinėjau šitą paprastą riedlentę. Va, žiūrėkite, nauja, čia nauja grinai. Va, visiškai nauja rampa. Holy shit, man. Bandom trikščiotą. Dabar į galvą man. Blemas, aukščiau. Aukščiau reikime. O, beveik aukščiau. Net nesistengiau. Fuck. Damn it. Mes klišiai esam, bet pasitengsim. Dar Rokas. O, get wrecked. O. Šok, Jori. Koks parkuras? Fart metro. Aš tai ką, patestinsiu, man paeit. Ne, paeit. Paeit. Mano kojų ilgesio iki tiek galėtų. Tai tu dar šoksi atsimink? Aš nemoku šokti. Aš irgi nemoku valsų to. Tik tai va, tai va. Va taip moku šokti. 12 levelis. Atgal. Atsiprašau, gal galima paklausinėti visų biškį. Neužkėjimo. Kaip? Ne? Ne. Ar žaidžiate Pokemon Go?
Taip, ką manote apie Pokemon Go? Užkrėtė tiesiog. Ja. Nu, kelinto levelio? 19. Beveik 20. Šaunuolį. Gal būtų galima užduoti kelius klausimus? Nu, apie Pokemon Go. Žinot, šitą žinoma. Kodėl žaidžiate šitą žaidimą? Įdomu išbandyti, nes tai yra naujiena, populiari šiuo metu visam pasaulyje. Tai šiuo metu yra toksai kaip ir atostogos metas, kai galima papoilsiauti. Ačiū. Tai kelinto levelio esate? Kelinto dabar esu aš 7. Ne, 7. Aš irgi 7. Ačiū labai. Gerai. Užsigrūdinęs Pokemon Go masteris. Pokemon Go. Turi tokį žaidimą? Jo. Na. Galiu paklausti, kodėl tu jį žaidi? Nežinau, visai įdomus. Įdomus, ne? Man ir. Kelinto tu levelio? 6, ne? Jie 6 kopas. Daug žaibo. Ačiū. Mes neturim nieko ko klausti. O, matau, ten žmogų einam tenais. Labas diena. Ar galime jūsų paklausti klausimų? Ką manote apie Pokemon Go? Čia nežaidžiu. O gal žinot žaidimą tokį? Subijau. Ką? Žinot tokį žaidimą? Matęs filmuką. Pokemon Go. Tik Pokemon. Go atsimenu nebuvo epizodus. Kaip ar matė trailerį žaidimo? O ką reiškia traileris? Paaiškiniai toks kietas, jei uždavinėjai klausimus, tai yra atsakyk ir į mano klausimus. Aš ir daug ko nežinau. Traileris tai reiškia sutrumpinti filmą ir ten viską Patrumpina. parodo. Ilgą patrumpina į trumpą. Ane? Taip. O čia dar operatorių žengia. Už kiek nusisamdė, kad čia žvengia. Šiaip tie operatoriai turi visą laiką tylėt. O šitas tik žengia. Ką čia reiškia? Man čia nejaukingai visai. Pakarsi. Galiu nupirtus kinietiškus nuistrusius. Tylėk. Tie, kur paleidęs marvę ir visai nieko nesmirti. Daugiau nieko nežaidžia, tik Pokemon Go? Aš nežaidžiu Pokemon. Tikrai? Jūs ką tik klausit manęs? Parodykit telefoną. Čia man užsikrešino. Jis aiškiai žaidžia Pokemon Go. Čia tikrai ne Pokemon Go, supratom, pan. Jis mus apgavė. Čia kinietiškas mano meniu visas, tai aš nežinau, siunčiuosi viską realiai. Virusas turbūt, Virusų pilna jo. Jo. Nežinau, kaip pasikeisti kalbą, viskas. Nu, viso gero, jaunuoliai. Sėkmės jum pragare. Gerai, drauguži, jūs paerzinsim dabar. Žiūrėkit, ką užsakėm. Kebabą. Rokas ėmė mažiuką, aš didesnį. Ir tai sakant, ėmiau kebabą, nes labai užsieninio valgiau, šiaip valgyti nebuvo ką tu. Jam. Jaunis man to. Ar tu kažkoks nusimenęs? Žinau. Tai aš tau, jei nori, galiu praeiti juokingą video, iš kurio tikrai žvengsi. Fuck off, čia valandą jai. Ką čia šitai vežliai darys? Nežinau. Aš čia radau, pasidalinau. Nu. Paiga. Tu dieve. Rokai, ką tu žiūri? Jo, filmuoju. Gerai,
Norėti gali tenai būti.